Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė, bet 18 dieną darau iš anksto, nes ko gero gali būti taip, kad aš nepadarysiu iš pačio ryto. Ir čia yra gyvybės gelelė, reikės skriestuvo, pieštuko, spalvotų pieštukų ir trintuko. Susiraskite viduriuką. Tie, kas sakralinę geometriją gerai išmano, tai tiesiog jūs jau viską žinot, o aš tik tai žinau, kaip mėgėja, kad iš tikrųjų tokius piešti reikia ant keturkampio lapo. Čia mano stačiakampis, bet aš pabandysiu. Susiradot vidurį ir tiesiog čia yra, pasimkit ketinimą, kad jūs harmonizuosit save, kaip mane mokė ekspertė, kuri piešia, tai iš tikrųjų reikėtų atsisėsti, pakvėpuoti, nusiraminti, kelias minutės ramybėj, kvėpavimo pratimą padaryti. Tada, kai jūs turite tą viduriuką ir ketinimą harmonizuoti save, tiesiog nežinau, ar jūs matysite tai, ką aš piešiu pieštuku. Tiesiog apskritimą, virš to lygiagrečiai dedu ir yra apskritimas, jau du apskritimai. Tada dedi į susikirtimo tašką dar vienas apskritimas, vėl susikirtimo tašką ir va taip aplinkui ratu keliauja. Aš po to su markeriu gal pažymėsiu, bet pirmą noriu suskriestuvu visą susikirtimo tašką su tuo apskritimu padaryti pirmą ratą. Žinokit, tikrai galiu pasakyti, čia aš bandžiau padaryti jau video ir čia, nežinau, turbūt paskutinis bandymas, nes nebeturiu kantrybės. Šita kompozicija, kurią, jeigu matosi, tai jinai vadinasi sėkla. Ir po to antras ratas yra susikirtimo taškai. Dedi susikirtimo taškus ir antrą aplinkui apvažiuoja ratą. Susikirtimo taškas. Visa magija tame, kad nepraleisti susikirtimo taškų ir būti balansą su savimi. Nepamesti to ketinimo harmoningai, kad viskas vyktų. Žinokit, aš galiu pasakyti, jau papiešiau šitą gelelę, aš laiks nuo laiko. Nežinau, per porą mėnesių aš vis laiks nuo laiko ir žinokit, aš galiu pasakyti pagal save. Labai priklauso, kaip ir ekspertė man sakė, su viena bendravau, kuri tikrai apie sakralinę geometriją labai daug žino ir daug išmano. Tai jinai ir sakė, labai priklauso viskas nuo būsenos. Dar įdomioji dalis, netgi nuokrypės, ar ne, kai nepavyksta į vieną ar kitą pusę, galima padaryti diagnostiką ir pasakyti, kas vyksta, kokie netgi, ar tai sveikatos, ar kažkokie tai yra dalykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Va, čia gavosi toks. Jau kaip ir mano, žinokit, nenoriu daugiau piešti, sugadinti ir tiesiog aplinkui porą ratukų padaryti. Tai yra taip. Ir čia tiesiog spalvinti, tai spalvų gamas galite pasirinkti patys. Yra kas foną pasirenka pagal nuotaiką. Atgaunasi tokia štai eilė. Pakankamai harmoningai išėjo, nes prieš tai tai buvo ne kažką, žinokit. Ir spalvinimo dalykai priklauso nuo autoriaus, tai reiškia nuo jūsų. Ir aš manau, kad čia jau matosi, nes aš neturiu tokio, kur įsideda, galima įsidėti markerio, tokio aš neturiu skriestuvo, kad jūs iškart matytumėt. Bet esmė tame, kad aš galiu jums dar kartą tik tai su markeriu pavesti apskritimus, kurie gaunasi, jeigu, nežinau, bet gal nesu markerius, tik tušinuku. Tai yra pirmas ratas, žinokit, gal aš nebetepsiu, tiesiog gal kažkaip įsididinsit jūs šitą video ir peržiūrėsit, aš jau jo nebegadinsiu, nes vieną bandžiau daryti tokį ir jisai paėjęs yra vieną pusę kitą, netgi čia bandžiau jums iš karto rodyti ir priėmiau sprendimą, kad bus dabar čia šitaip. Jo, ir galima šitaip pasidaryti. Nenoriu prispalvinti labai stipriai. Kažkokia gelelė gavosi mano tokia. Taip. Čia yra geltonas spalvos. Pakankamai harmoningai gavosi šį kartą. Ir labai džiaugiuosi už tai. Tai va, trumpai yra tiek ir tikiuosi, viskas jums pavyks irgi taip pat. Čia galima ištrinti, galima linijas nupiešti. Čia toliau fantazija yra jūsų pačių. Tai va, su jumis buvo aš Ingrid. Ir ate.